Sveiki visi, vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime balandžio 28 dieną. Važiavome į objektą apie 8 ryto, dabar jau 4 valandos. Sunki labai buvo diena. Rezultatas toks, 720 litrų į valandą. Tai va bėga vanduo jau pilnai prasivalęs, taip, su geležim. Nu, geležies turi kažkiek tai. Gal 2 kartus. Nes buvo žvyrukas va toksai. O toksai va stambios frakcijos. Bet 720 litrų, čia mes jau pripratę, kad čia virš 2 kubų į valandą būna iš tokių žvyrų. Bet šitoj vietoviai taip yra, nes mūsų yra pirmas gręžinys praeitais metais padarytas. Va tas geltonas namas už mašinos. Tai ten gavosi lygiai 5 metrai ir buvo 2 kubai į valandą ir vanduo visiškai be geležies. O čia va jau per gatvelę šitoj pusėje, va visoje linijoje. Tai yra už keletas klipų pasidaręs prieš 15 metų žmogus, ten dar lenkai čia važinėja po Gaibonis, šitos sodus. Nu čia prieš Gaibonis, sodai po kairė pusė, sodų bendrija Pušynas. Tai irgi buvo 15 metrų gręžinys padarytas. Nu tokia buvo informacija. Nu tai vad gavosi lygiai 15,5 metrų. Toksai va gręžinukas. Valkų siurblys tyliai dirba, šniokščiai tiesiog. Ir istorija tokia. Ant 11 metro buvo metras akmenų sluoksnis, ant žvyro stambaus. Prasigrėžėm iki 15,5 metro. Sukišom filtrą lygiai ant to 11 metro, akmenį suspaudė. Nu, neleido prakiš filtro giliau. Tai tada jau lygiai greičiai tų štangų, bentonito naudojame specialų molį, kuris stabilizuoja gręžinės sienelės. Tai 2 kartus su kubinė bačka važiavom iš kaimynų prūdo. 2 kubus suleidom, kad prapliauti gerai gręžinį. Ir va tada pilnai atsivėrė, nes ten pradžiai gal bėgo kokie 300, nu, gal net mažiau, gal 250 litrų į valandą. Dabar va, lygiai per minutę 12 litrų kibiras vandens. O toks rezultatas, vanduo jau pilnai prasivalęs. Va, nes dar šitoje sodų bendrijoje, sodų pirmininkas vandens dar nepajungęs. O čia va pa žmonės šiltnamiai, pomidorus moteris jau užsakovė šiandien sodino, tai sako, nėra suko palaicė, sako, su tais bambaliais. Užsiknysim vežiotis. O taip atrodo, parodysim, kaip atrodo darželis. Moters, va, tulpės, narcizai. Va, o toksai va daržas. Viską reikia laisti, nes praeitais metais, kai tam pirmam namui gręžiam, tai irgi ta pati istorija. Po žiemos sutrukinėja plasmasiniai vamzdžiai. Ir sodų pirmininkas nežino, kada ten sutvarkys ir kada pajungs. O žmonėm reikia jau viską laistyti. Nu tai va, tokia va situacija. Balandžio 28, orai puikiausi, o vandens nėra. Ir mes tokiai plokštumoje esam didžiuliai. Didžiulis kalnas, kokį 30 metrų į viršų. Ten kalnas po dešinę pusę. Čia visa lyguma sodų bendrijos. Ir tenai po to kalnas į viršų kyla. Tai va, bet matot, kaip jau skirtingai viskas yra. Tenai 5 metrai pas kaimyną, 2 kubai į valandą, čia 15, 50 ir 720 litrų į valandą. Toks, bet vis tiek rezultatas čia. Žmonės vasarą negyvena, tai yra gyvena vasarą, žiemą ne, tai jiems pomidorus, agurkus, visą daržą palaistęs, tikrai tokio debeto užteks, čia per 10 valandų gali 7 kubus išleisti vandens, tai tikrai užteks. Tai va, tai viską išsiplėtė, tikrai labai sunkiai diena, ir tokių dienų taip rečiau būna iš tikrųjų, taip jeigu padarai, tai 2-3 valandas ir pasidaro tas gręžinukas, bet viskas liuks. Blemba, ir vanduo pasibaigė, burnai žuvus, sunku kalbėti. Užsakiovė išvažiavus, vandens čia net neturi. Tai va, dabar viską pakuojamės. Skambinu užsakovį, atvažiuoja, atsiskaito ir važiuojam namo ilsėtis, nes rytoj vėl reikia gręžti čia Kakliniškių sodose, prie autostrados Elektrėnuose. Tai va, nu ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens, iki.